Sveiki bičiuliai, su jumis Dinos treniruotė ir šiandieną su jumis norėčiau pašnekėti apie nugaros skausmą. Jeigu jums skauda nugarą, labai didelė tikimybė, kad ją skauda dėl jūsų klubo mobilumo sutrikimo. Ta jūs galite pasitikrinti pasinaudoję dėžės pagalba. Uždėkite vieną koją ant dėžės ir pažiūrėkite, koks yra tos kojos klubo mobilumas. Tada užsidėkite kitą koją. Jeigu jūs jaučiate, kad pas jūs yra skirtumas tarp abiejų klubų mobilume, labai didelė tikimybė, kad jūs turite išorinę klubo rotacijos problemą. Tai išspręsti galime dviem pratimais. Pirmas pratimas yra su gyros pagalba. Užimkite įtūpso poziciją, priekinę koją pastatykite į išorę, pasiėmę gyrą, pereikite su visu krūviu ant išorę esančios kojos, spauskite alkūnę į kelį. Užlaikome 2-4 sekundės ir grįžtame atgal. Taip kartojame 10 pakartojimų. Antras pratimas yra skirtas jūsų kriaušinio raumens tempimui. Atsigulkite ant nugaros, pasiimkite už kelio ir traukite jį link priešingo peties. Užėmę tokią poziciją, turite jausti, kaip tempiasi jūsų sėdmens raumuo. Taip laikome 20-30 sekundžių. Atlikus šiuos du pratimus, pasitikrinkite, ar pagerėjo jūsų klubo išorinis mobilumas. Uždėkite vieną koją, uždėkite kitą ir palyginkite. Jeigu pagerėjo jūsų klubo mobilumas, didelė tikimybė, kad sumažės jūsų nugaros skausmas. Jeigu jums patiko šitas video, jums tikrai nieko nekainuoja paspausti patinka. Jeigu jūs turite artimųjų, o galbūt draugų, kuriems šis video irgi padės, pasidalinkite juo. Šiandien tiek, sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.